Koks jausmas prieš šiandienos sparingo dieną? Jausmas geras, pasiruošę, seniai buvo tokie dideli sparingai, tai smagu bus. Tai bus smagu pasisparinguoti prieš naują sezoną, pasitikrinti klaidas ir šiaip pamušti kažką draugiškai. Esi paruošęs kažkokią kombinaciją, kurią nori išmėginti? Žinau, realiai visas noriu išsimėginti, bus daug raundų, daug sparingų, tai daug ką galėčiau išmėginti. 5, 3, 2, 1, laikas! Atviri Lietuvos Muay Thai sparingai visai bendruomeniai susitikti po vasaros. Čia toks, galim sakyti, prieš pat sezono startą. Visiems sugrįžti, pasitikrinti savo pajėgumą. Ką vasarą, taip sakant, kas sportavo, kas nesportavo, kad pamatytų savo pasirengimą. Čia toksai, taip sakant, intro į visą sezoną. Kiekvienas klubas yra autentiškas ir kitoks. Vienam klube daugiau dėmesio skiriama rankų darbui, kitam alkūnių, kelių, klinčui. Ir kai susitinka skirtingos mokyklos, tai iš kiekvienos mokyklos gali paimti tai, kas yra naujo tau, sportininkam, ir taip tai yra kelias tobulėjimui. Dirbom visą vasarą su jaunimu ir pasižiūrėti, kur dabar esam. Pasitikrinti lygį. Čia jau aukščiausias lygis Muay Thai sparringų tikrai Lietuvoje. Yeah, I think this is very important if you wanna fighting, like make some goals in your life with Muay Thai or boxing or what you want. You must every time change your partners because you must train your psychic, mental training. You must change partner every time. That's important. Išbandyti biškį kovas su kitokio tipo kovotojais, nes tai, su kuriais mes kasdien judam. Ir plus, kaip šiandien sparingas baigiantis vasarai, prasidedant naujam sezonui, labai svarbu visiems pasitikrinti, kokį lygį mes per vasarą išlaikėm arba praradom, arba kaip tik pakėlėm. Tai visiems toks labai geras sprigtukas, kad reikia toliau sportuoti, reikia siekti aukštesnių rezultatų, negalima sustoti, kad kiekvienas sezonas vis geresnis ir geresnis būtų. Koks nemėgiamiausias sportininkų pratimas arba bausmė yra jūsų salėje? Mūsų salėje nieks nemėgsta klinčą. Visi nori duoti snukį. Bet verčiam, kad išmoktų gražiai klinčuoti. Po treniruotės išplaut salę. Turim atsispaudimus arba bėgam ratukais. Dešimt sekundžių. I have a question. What would it be better to get a strong low kick or do 100 push-ups? Low kick. Kas geriau, ar prasileisti stiprų low kicką, ar 100 atsispaudimų padaryti? Prasileisiu.
labiausiai nustebino? Emilis Meištavičius. Tai Emilis ruošiasi dabar? Jo, jisai ruošiasi jaunimo pasaulio čempionatui, lengvam svorė, ten 50 kg, žodžiu, būsima žvaigždė, Lietuvos ir pasaulio tikiuosi. Arijus, kad nepabūgau, neturėjo savo lygių varžovų, visi didesni, vyresni, visai savanoriškai sako, treneriai noriu vis tiek važiuoti, judėti su šitais dideliais. Šiandien aš bendrą visumą žiūrėjau, negalėčiau išskirti nei vieno, nes visai kitokius turėjau savo tikslus. Žiūrėjau, kaip visi sugeba pritaikyti tą, ką mes mokėmės ir vieniem geriau sekės, kitiem prašiau, bet čia grinai man buvo daugiausia peno, kad pasižiūrėti, pasisemti, reiškia, kitų dėka, kitų varžovų dėka pamatyti, ką mano sportininkai daro, ne taip, kad galėčiau taisytas jų klaidas ir toliau gerinti rezultatus. You know, everybody's scared before fight. If you're professional, if you're fighting 20 years, 30 years, 1 year, everybody's scared. Who said not scared? He lied, That's not true. Everybody's scared, but you must make this fear make for something good for you, like some power for you. And they do today. That surprised me. They're not scared, but okay. Make good sparring, good technique, and everything good. Artimiausios varžybos jau realiai už kiek mažiau negu 2 savaičių, tai pasaulio jaunimo čempionatas. Tenais dalyvaus Augustas Bogdonas, Rytis Didika. Tai va toks pirmas startas ir labai rimtas. Visą vasarą mes sportavom. Tai net ir šitie sparingai labai gerai dar, taip sakant, pajudėti su kitais Lietuvos bei Slovakijos. Buvo Slovakų komanda atvykus, su jais sportavom jau keletą dienų prieš tai. Šiandien sparingai, 12 raundų iš viso atjudėta, tai toks ne tik technikos, bet ir charakterio reikalaujantis šiandien vyko procesas, nes 12 raundų laikyti, tai tikrai reikia ne tik pasiruošimo, bet ir valios. Dėmesio, visi šypsosi.